Labas, šiandieną spalio 25 diena ir prasidėjo prieš paskutinę kelionės dieną. Rytoj turim keltą vakare. Iki kelto lieka 50 km, tai visai nedaug. Tai neskubant galėsim per 2 dienelės padaryti. Šiandien gal apie 30-40, na ir paskui jau atsikelti. Rytoj tokia vos ne poilsiadienis, manau, truputį paminti ir jau būsim kelte. Nuo Stokholmo, nuo Simonės namų vakar 20 km nuvažiavom, bet dar esam Stokholmo priemiesčiuose, sakykim. Čia toks kaip miškelis, bet ir tokių nemažai vasarnamių sustatyta visur aplinkui. Taip, yra mašina, ta kavinukė. Toj kavinukiai, jinai nedirba tokiu metu, jinai vasarą tik dirba. Bet kažkoks vakar žmogus ten lyg iš jos išėjo, nuėjo į mašiną, paklausė, ką čia darom. Pasakėm, kad kempinam, tai nežinau, paskui dingo jisai, tai keistai taip, bet nieko neprisikabino daugiau. Giedrė jau dedasi, tuoj varysim, kažkur tais varysim papusryčiauti, reikia video sumontuoti iš vakar dienos. Perfect view, yeah. Grandinė trūko Giedriai. Grandinė sutaisyta, viskas gerai. Tailandiečių, azijiečių parduotuvėlė. Gal rasim kažką pietums. Einam pasižiūrėti mes. Welcome. Laimingoj vietoj ten Giedrės grandinė nutrūko. Tiesiog atrodo narelis nutrūko. Aš neturiu pats įrankio, su kurio galima būtų, kaip čia, išlaužti grandinės, tą tokį mažiuką viniuką, kad uždėti naują adapterį ir tada sutaisyti. Nes adapteris tai buvo toks perėjimas. Nu, ekstra detalė. Bet neturėjau su kuom išlaužti. Už 1,5 kilometro kažkur tais buvo dviračių parduotuvė. Tai ten servise išlaužė vieną narelį ir davė tokį perėjimą, nu, papildomą narelį. Tai labai greit sutaisėm. O iki tos parduotuvės tai patempiau Giedrę ant virvutės, susirišau 2 dviračius, tai buvo tandemas toks. Bet visai lengvai, jeigu ant tiesiųjų. O kalniuką tai taip pusiau. Tai padarėm apie 15 km dabar. Pasiėmėm maistuko. Dar jis neparuoštas, tai ir nerodysiu kol kas. Kol kas tik tokius kaip pusiau čipsus griaužiu iš azijiečių parduotuvės. Bet darysim sumuštinius, nes turim dar bandelių nuo Simonės. Visai nemažai. Nu ir ką, orai laikosi geri. Ir važiuojam po truputėlį. Geras, esu prie kipcentrį ir matau žilutę. Dabar į medį nuskrido netikro. Tikriausiai netyčia čia įskridusi.
Minasi visai gerai, oras nėra šiltas, apie 5,5 laipsnių, vėjuota, bet lieka nedaug, apie 20-30 km ir bus jau Ninas Hamnas ir paskui keltas. Tai galima mėgauti šalčiu. Atsisėdom irgi po medžiu. Aš čia, kai pavalgysim, video sumontuosiu. O čia kamputyje rozetė Giedrė užmatė. Tai vat viskas ir vyksta. Gerai, statau toliau timelapsą. Pafilmuosiu, kaip žmonės vaikšto. Statau. Iš jovalo į struktūrą. Jovalas, struktūra. Zoom. Ką Giedrė daro? Aš postinsiu mūsų kelionę mašiną į Bonero Car programėlę ir tikėkimės rasim pakeleivių, kuriuos galėsim padėti mūsų gauti, kuriems reikia. Taip, ieškom pakeleivių iš nuo Ventspilio iki Klaipėdos ir paskui nuo Klaipėdos iki Vilniaus. Parašykite, jeigu reikia pavežti iki Vilniaus. Tas pats Coca-Colos fabrikas, kaip ir prieš porą mėnesių. Pravažinėjau. Abudu pravažinėjau. Coca-Cola. Privažiavau tokį akmenį. Nu didžiojo didesnis už puntuką maždaug. Sklopas. Tai yra tokia keista. Radija groja ir turim vakarinį kažkokį agurkų mišrainę šiandien su muštiniu ir grikiai su lęšiais, su daržovėmis. Ką ieškai? Žiūriu, koks meniu. Stanalain, nes užsisakiau pusryčių ten, tai galėsim su tavim pasmaguriauti dėl kažko. Yes. Go. Lygtais nesakė welcome to Miami. Palauk.
O.